Su vaikučiais gaminau vainikus. Jūs pažiūrėkit, kokią Elei kuprinytę nupirkau į mokyklą. Mums dar nuolaidą padarė. Kokia jinai bus laiminga. Jį mokyklą nešioja nedidelę kuprinytę, nes jie nedaug knygų nešiojasi. Faktiškai kelias knygas arba kelias pratybas. Visą kitą laiko mokykloje. Ir tai štai tokį dar tušinuką nupirkau, mes su tėja einam pirkti jai žieminių batų. Tiek visur apėjom ir pagaliau tėja išsirinko. Štai tokie kedukai. Faini. Su kailiuku. Elijai nupirkau štai tokias tapkes po namus. Susirgo mano Elė ir šiandien eglutės įžiebimas Kalnėnuose. Mes tiek metų vis norėjom ten patekti eglutės įžiebimą ir kaip visada kažkas susirgdavo. Na, bet šį kartą nusprendėme, kad aš, Rojus, Alica, Tėja eisime, o tėtis liks su Elė namuose. Aš jį nupirkau štai tokias tapkutes mano sirgaliukui. Na ir aš pagaliau radau savo striukę. Mano žieminė striukė yra be galo šilta ir tokiai žiemai neįmanoma nešioti, kadangi šlapia pastoviai nugara nuo jos. Ir aš ją jau nešiojau, žinokit, nepatikėsit, 6 metus. Tokia kaip dabar madoj, tos tokios trumpos pūstos striukės. Ir dar štai tokį savo šalį ant kaklo. O Alicai štai tokį nagų laką nupirkome. Nagų lakai pasibaigė. Na ką, einame į eglutės įžiebimą. Liūdna, sniego nėra. Visi mane atsukė tas dėžutes. Šventė buvo superinė, visi vaikučiai gavo saldainių nuo Kalėdų senelio, vaišino karštų vynų, kakavą, kugelių, troškinių, o saliutai, o šou su ugnimi.
toks jausmas buvo, kad aš buvau kažkur išvykusi. Tikrai buvo labai, labai faina. Ačiū tiems, kas organizavo, nes nuostabu. Lauktuvės nuo mūsų kaimynės iš Vokietijos, mergaitėm ir rojui. Dezodorantas, guminukai, visiems pamaišiuką ir 4 šokoladai. O rojus šiandien buvo būrelė ir gamino žvakės. Gaila, Elija susirgo ir nedalyvavo būrelėje. Labai faina veikla. Rojus sakė, tik parodau, žvakės gausite per Kalėdas dovanų. Sakė, aš jas išsinešu. Va taip. O čia Elija nupiešė tokį piešinį iš akvarelės, tokį padarė. Vakarienė.